Kaip apibūdintum savo komandą trimis žodžiais? Pirmiausia, vieningi, išradingi ir nuotaikingi. Vieningi, nes komanda tai vis tiek yra komanda ir mes labai tai akcentuojam skyriui. Išradingi dėl to, kad dirbant tokį darbą, inžinerinį darbą reikia išradingumo. O nuotaikingi, nes niekada nebūna liūdna kartu. Greitis ar kokybė? Kokybė. Kokybė, nes gali kažką padaryti greitai, o kas iš to? Manau, kad geriau ilgiau užtrukti, bet padaryti kokybiškai. Koks buvo tavo pirmasis įspūdis apie įmonę? Ar jis pasitvirtino? Jo, pasitvirtino. Ir kaip dabar atsimenu, kaip vakar, turėjau tą pirmąjį darbo pokalbį ir jau bekalbant pastebėjau, kad kažkaip viskas labai draugiškai, labai neoficialiai, gera ta atmosfera, tokia, viskas faina. Ir buvo HR vadybininkai ir mano dabartinis vadovas. Mes šnekėjom, jie davė man spręsti techninį tokį testą. Aš jį pradėjau spręsti, rašau ten ir jie šnekasi ir ką veikia savaitgalį, ten kažką juokauja. Ir aš ne visai galėjau susikaupti, bet mintyse buvo tokia idėja, kad turėtų būti čia linksma. Ir tas 100% pasitvirtino. Kava ar arbata? Kava, nes arbata manęs taip nepažadina. Jei galėtum pasirinkti vieną supergalią darbą, kokia jį būtų ir kodėl? Turbūt pasirinkčiau sugebėti perskaityti kažką vieną kartą ir paskui atsiminti visam laikui. Nes dirbant su tokiu informacijos kiekiu, ypač IT rinkoje, sugebėti viską atsiminti, perskaičius, tai, manau, būtų tikra supergalia. Ar gerai buvo? Ar reikia kartoti? Ar žinai? Šiaip nenoriu, bet galima.